pasiklausysime apie Jokūbo Ortizo logikos pasaką. Labą dieną. Truputį galbūt pabandysiu trumpiau kalbėti, kadangi žiūriu jau laikas truputį atsiliekam. Tai pirmiausia, norėčiau padėkoti organizatoriams už kvietimą, kadangi visada džiugu grįžti į gimtąją, sakykime, alma mater, nors paprastai universitetai vadinami alma mater, bet aš doktorantūrą baigiau čia, tai mano alma mater yra čia iš tikrųjų. Ir taipogi tai puikia galimybė yra pabėgti į tokį žavų ir saugų scholastinės logikos užutėkį iš tos srities akademinio biurokratizmo, kur dabar daugiausia ir tenka dirbti. Pagrindiniai darbai yra LMT taškų rinkimas, doktorantūros teisių bandymas išlaikyti ir kovoti, kovos dėl projektų ir kur netgi tam tikrų ekspertų tokių mostų, kavolis gali tapti lituanistų ar ne, ten koks nors straipsnis iš teisės filosofijos priskiriamas grynai teisei, kadangi ten daugybę kartų pavartota žodis teisė, raktažodis filosofija mažiau ir turbūt greitai ir logikos straipsniai pranešimai būtų priskiriami logistikai, kadangi ten ir logika ir su logistika kartu. Tai dar kartą ačiū už tai, kad leidžiate grįžti iš to biurokratizmo prie šiek tiek filosofijos, primirštos jau šiek tiek. Ir norėčiau pakalbėti apie tą, kas toj scholastiniai logikai galbūt, man atrodė, toks įdomesnis dalykas. Ir tai aš tą dalyką įvardinčiau, nors ten ir daug turinį buvo tų įvairiausių aspektų, įvairiausių temų, bet būtent tai, ką galim būti įvardinti kaip galbūt tam tikrą metalogika, logikos žvilgsnį į save pačią, bandant nustatyti, reiškia, savo pačios kaip mokslo specifiką, savo objekto specifiką ir netgi kilmę, svarstant, kas autorius tos logikos, kaip jinai atsirado, nors įdomus, tai tuo laikotarpiu 16, 17, 18 amžiuose apie tai kalbėti. Ir iš Lietuvos scholastinės logikos, tai kiek teko žiūrėti, tas lygmuo kalbantis apie logikos mokslo specifiką, apie objekto specifiką, apie kilmę labiausiai buvo išvystytas būtent tokio vieno iš pirmųjų Vilniaus universiteto dėstytojų, tai ispano Jokūbo Ortizo logikos kurse, kuris čia buvo Vilniaus universitete dėstytas. Nes jame tas lygmuo yra pakankamai nuosekliai išplėtotas. Daug kur kitur tik tai, šiaip yra užsimenama apie tokius dalykus. Tai galbūt šiek tiek apie patį Ortizą, nes, mažiau galbūt žinomas. Tai Jokūbas Ortizas arba ispaniškai buvo Diego Ortiz, lotyniškai Jakob Ortizijus, tai buvo 9-asis Vilniaus jėzuitų kolegijos ir vėliau akademijos arba universiteto filosofijos profesorius ir jisai dėstė filosofiją nuo 1594 iki 98 metų. Ir kaip ir ankstesni profesoriai, jisai nebuvo LDK pilietis, nes tuo metu universitetas, aišku, buvo jaunas ir teko kviestis dėstytojus iš užsienio, pačių garsiausių prisikviesti nepavykdavo, bet pakankamai gero lygio pasikviesdavo. Ir tai buvo gana populiarūs iš Ispanijos, reiškia, dėstytojai pačioje pradžioje. Jis jau buvo 3. Po Petro Vianos, jo bendrapavardžio Mykolo Ortizo, jis buvo 3. Jisai gimė 1564 metais Andalūzijoje, tokiame Kabros mieste, tai Kabra ispaniškai turbūt yra ožka, tai kaip ir turėtų būti interesas, reiškia, ožkų sūrio gamyba, bet kiti toliai jaunuoliai paviliojo, tai matome, jisai Kordobos universitete 3 metus studijavo filosofiją, metus teologiją, po to įstojo į jėzuitų ordiną. Įdomu, kad buvo išsiųstas į jėzuitų ordino, tą vadinamą, kaip sakydama, kovos prieš reformaciją misiją, tokio įdomioje vietoje Transilvanijoje, kur nežinau kodėl, ar čia kas ten veikia toj Transilvanijoje taip, kad
1586 metais ten vyko maro epidemija ir jėzuitai neteko net 26 savo narių, turėjo mesti naujas pajėgas. Ortizas buvo tarp jų, išgyveno, bet 1588 metais jėzuitai tiesiog buvo išvaryti iš Transilvanijos ir jisai apsigyveno Liubline, ten dėstė, po to Poznanėje ir, kaip amžininkai rašo, jo paskaitos buvo gana populiarios, nes kaip ir su tokiu nuostabu buvo rašoma, kad lankė ne tik tai kandidatai į jėzuitų ordiną, bet ir pasauliečiai. Tačiau tais laikais buvo laikoma, kad įdomiai dėstymas. Na ir 1594 metais jis atvyko į Vilniaus universitetą, kur 4 metus skaitė filosofijos kursą. Pradedant nuo logikos, einant per gamtos filosofiją, ten baigiant metafiziką ir taip toliau. Ir vėlgi čia pažymima, kad jo paskaitose dalyvavo, amžininkai sako, jėzuitai ir benediktinai, ir cistersai, ir pranciškonai, ir augustinijonai, ir netgi seminarijos klientai. Vėliau jisai dar dėstė ir Lenkijoje, ir Vilniaus universitete. Ir įdomu, kad reiškia visiškai nespjaudė ir į akademinės pareigybės, nes ilgus metus jisai buvo Vilniaus universiteto kancleris, 14 metų, iki pat mirties. 1625 metais Vilniuje kilo maro epidemija, tai jisai su kita bendruomenė, su likusia bendruomenės dalimi, pasitraukė į Nesvyžių ir nors ten maro epidemijos pavyko prieš tai išvengti, čia jisai Nesvyžiuje ir mirė. Dabar pasak amžininkų yra ten atsiliepimų apie jį, kaip jį pristatydavo. Buvo sakoma, kad tai žmogus turėjęs aštrų protą, leidusi jam priimti tinkamus sprendimus įvairiose gyvenimo situacijose. Labai gera savybė, norėčiau irgi turėti. Jis mokėjo 5 kalbas – ispanų, lotynų, graikų, hebrajų ir lenkų. Po jo mirties buvo parašytas labai gražus nekrologas, autorius nežinomas, bet pacituojant, taip apie jį buvo pasakyta. Tai amžinojo atminimo vertas vyras, kuriame įstabus protų iškilumas ir mitrumas varžėsi su itin retai pasitaikančiu ir tiesiog nuostabiu supratimo paprastumu ir nuoširdumu. Taigi linkėčiau kiekvienam to ir kad tai nebūtų pasakyta, aišku, per nekrologą prieš jį. Na, Ortizo mokslinės pedagoginės visuomenės veiklos rezultatų vertinimą, pripažinimą rodo, kad jis buvo tas administracinėse pareigose. Jis buvo ir rektoriaus patarėjas, ir jėzuitų provincijos tarybos narys ir taip toliau. Taigi, artimas man kaip biurokratas, kaip sakyti. Na, jisai vadovėlių kažkokių sumų traktatų nepaliko, pagrindiniai jo pažiūrų šaltiniai, tai tiesiog paskaitų kursai. Skaityti Vilniaus universitete, Poznanės universitete ir užrašyti jo studentų. Tai tie rankraščiai yra tokie įdomus, nes rašalas, kaip sakoma, tada buvo brangus, ar ne? Daugybė abreviatūrų teko skaityti, sėdėti, tai kai kurios abreviatūros žinomos, o kai kurios sugalvotos paties konspektų autorius. Tai matai 3 raidės, PTA ir simpliflexa, ir tam, bet kaip gali, ir potencija, ir penitencija, ir kas nori. Pas turi suprasti, kokios raidės praleistos. Nu, po metų skaitimo jau kažkaip supranti, nesupranti kaip supranti, bet vis tiek supranti. Tai vat, toksai kaip ir detektyvo tyrimai, už ką irgi Ortizui esu dėkingas. Tai va, dabar pažiūrėkim tą patį lygmenį, metaloginį. Būtent, kaip jis kalbėjo apie logikos statusą. Nes, na, klasikinėje skolastinėje filosofijoje tokių keletą interpretacijų galima atrasti. Tai, sakykime, tomistai ir škotistai tvirtino, kad logika vis dėlto vienas iš teorinių mokslų, kurie atranda tiesą apie įvairias realybės pusės. Na, vieni iš jų, aišku, analizuoja išorinę tikrovę, logikos mokslas susitelkia ties žmogiškojo mąstymo veiksmų esminiais požymiais ir priklauso tiems teoriniams mokslams, kurių objektas yra žmogui imanentiška realybė. Tuo tarpu Okamo pasekėjai teigia, kad logika, kuri pateikia tiesos kriterijus bei būtinas pažinimo sąlygas, yra praktinis mokslas, savųjų taisyklių bei dėsnių dėka
nukreipianti žmogišką įmąstymą teisingą linkme. Ir būtent nuo teorinių mokslų logika skiriasi tuo, kad pastarieji pasiekia tą aiškų tikslą ir būtiną įvairių tikrovės rūšių pažinimo, tuo tarpu logika formuluoja būtinas tokio pažinimo sąlygas. Ir būtent dėl to yra priskiriama praktiniams mokslams, kurie vadovauja tam tikrai žmogiškam veiklai. Ir tai būtų mąstymas, elgesys, ar valstybės valdymas ir taip toliau. Ir aišku, dar buvo ir ta tokia alternatyvinė, sakykime, aristotelinė gana pozicija, kuris sakė, kad logika yra būtent, kaip sakant, tas bendrasis su mokslu pažinimo formų instrumentas. Nes bet koks mokslas privalo tirti kokią nors tikrovės pusę. Tuo tarpu logikos objektas nėra nei viena iš būties rūšių, o bet kurios tos būties rūšies pažinimo taisyklės, principai ir taip toliau. Tai tiesiog bendrasis mokslo įrankis. Na, kai buvo su Ortizu, kam jisai čia palankumą reiškia? Jisai pirmiausia tvirtino, kad, visgi sakyti, kad logika yra tai bendrasis mokslo instrumentas yra neteisinga. Nes iš tikrųjų logika yra mokslinio pažinimo kažkokia forma. Jis atitinka, sako, pagrindinius mokslo keliamus reikalavimus. Citato čia tokia pradžia. Pažinimas gaunamas per įrodymą iš tikrųjų ir tiesioginė reikšme yra mokslinis pažinimas. O logikai priklausantis pažinimas kaip tik yra pasiekiamas įrodymo keliu. Tai yra įrodymo rezultatas. Vadinasi, šis žinojimas iš tikrųjų ir tiesioginė reikšmė yra mokslas. Citatos pabaiga. Kita vertus, citatos pradžia. Mokslas yra tikslus ir akivaizdus būtino esinio pažinimas per priežastis, kurių dėka šis esinys egzistuoja. Citatos pabaiga. O logika kaip tik ir yra tikslus ir aiškus, tinkamai atliekamų trijų žmogiškojo mąstymo veiksmų pažinimas, kuris šiems veiksmams priskiria būtinus jų požymius, remdamasis būtinomis šių požymių priežastimis. Citatos pabaiga. Taip sakant, logika teikia aiškias tikslias ir būtinas tiesas apie tą savokinį supratimą, pregencijo, teiginį, propozicijo arba enunciacijo bei sampratą, diskursus sive racionacijų. Taigi, logika yra mokslas tikrąja to žodžio prasme. Tačiau, Ortizas sako, tai netrukdo šiam mokslui būti ir bendruoju kitų mokslo įrankių. Nes, citatos pradžia, tam, kad kas nors būtų laikomas kokiu nors instrumentu, pakanka, kad koks nors veikiantysis juo naudotųsi kokiam nors rezultatui pasiekti. O logika yra intelekto taikoma visų daiktų pažinimui. Vadinasi, logika yra įrankis skirtas visų daiktų pažinimui. Taigi, ji yra bendrasis mokslų, pažįstančių atskirus daiktus, atskiras būties sferas įrankis. Tada, aišku, iškyla klausimas, jeigu logika ir bendrasis instrumentas mokslo ir atskiras mokslas, tai koks tas mokslas, teorinis ar praktinis? Ir Ortizas vis dėlto nelinko aiškiai tvirtino, kad vis dėlto logika yra praktinis mokslas. Citatos pradžia. Kiekvienas mokslas, vadovaujantis mūsų veiksmams, pagal savo esmę yra praktinis. Tad ir logika, nukreipianti mąstymo veiksmus tinkamai linkme, pagal savo esmę yra praktinis mokslas. Citatos pabaiga. Taip pat, kitos citatos pradžia, teorinio mokslo objektas yra pats daiktas savosios prigimties požiūriu. Tuo tarpu praktinio mokslo objektas yra daiktas, kiek jis yra mūsų pačių atliekamas arba sukuriamas. Citatos pabaiga. O logikos objektas nėra koks nors nuo žmogiškosios veiklos nepriklausantis esinys. Priešingai. Tai 3 intelekto veiksmai, kurie gali būti atliekami tiek tinkamų, tiek netinkamų būdų ir kurie būtent dėl to reikalauja taisyklių, kad būtų atliekami tinkamai. O logika kaip tik ir yra tas mokslas pateikiantis šias taisyklės, tad jis neabejotinai priklauso praktinio pažinimo sričiai. Taigi, dabar apie logikos
objekto statusą. Na, čia scholastikui nebuvo sutarimo dėl logikos objekto statuso. Sakykime, tas toks škotistinis per brūkšnelio komistinis požiūris tvirtino, kad logikos objektas yra proto sukurti esiniai arba encija racionis, pažinimo įrankiai. Sakykime, loginio kvadrato taisyklės, logizmo figūros ir kiti žmogiškojo proto konstruktai, kurie tiesiog nukreipia realios būties ryčiai priklausančius intelekto veiksmus tinkamą linkme. Tuo tarpu tomistinė pažiūra teigia, kad logikos objektas yra vis dėlto ne proto sukurti, o realūs esiniai, tai būtent žmogiškojo intelekto veiksmai, tiek, kiek jie pagal atitinkamas taisyklės nukreipiami į teisingą tikrovės pažinimą, na, o pačios taisyklės laikytos būtinomis šio pažinimo sąlygomis. Na ir Ortizas iš esmės laikėsi būtent šio pastarojo realizmo pozicijos. Na, štai, sakykime, jo logikos kurso Vilniaus universitete 12 lape skaitome, citatos pradžia. Teigiu, kad savaiminis, artimiausias ir adekvatus logikos objektas yra mūsų mąstymo veiksmai, tiek, kiek daiktų pažinimo srityje jie nukreipiami teisinga linkme, kad būtų atliekami be jokios klaidos. Citatos pabaiga. Teikia tokį viltį, kad mes be klaidos galime atlikti, ne? Jeigu laikysimės taisyklių. Taigi tarpinių bei dalinių logikos objektų čia laikomi patys intelekto veiksmai kaip tokie. Tuo tarpu betarpiškas logikos objektas yra taisyklingo pažinimo taisyklių bei sąlygų vadovaujami mąstymo veiksmai, kurių esminius požymius ir rūšis kaip tik ir tyria logikos mokslas. Įdomu, kad pačias mąstymo taisyklės bei sąlygas Ortizas suprato dvejopai. Vienos iš jų sąlygos yra proto sukurti esiniai, tai pavyzdžiui, tai geriausias pavyzdys jam atrodė, tai yra Porfirijo tie 5 žodžiai arba predikabiliai, sakė, kad tai yra bendriausios intelekto sąvokos, kurių rėmose privalo vykti bet kurios būties pažinimas. Tuo tarpu kitoms mąstymo veiksmų taisyklėms ir sąlygoms, kurios sudaro didžiąją pažinimo instrumentų dalį, Ortizas joms priskyrė realių esinių statusą, sakydamas, kad jos yra tiesiog teisingai atliekamų intelekto veiksmų, realios sąlygos bei savybės. Ir įdomu, kad netgi scholastinės silogistikos tam tikrus dėsnius ir netgi figūras, modusus, Ortizas laikė realiais esiniais. Čia yra tokia citata. Kiekviena silogizmo figūra ir jos modusai, nors ir galėtų atrodyti intelekto išgalvotais proto esiniais, yra nekas kita kaip realūs esiniai, tai yra realios taisyklingos samprotavimo sąlygos. Citatos pabaiga. Na, o dabar galbūt toksai, bent jau man įdomiausias to lygmens aspektas, tai klausimas apie logikos mokslo kilmę, kaip jinai atsirado ir kas ją sukūrė. Ir ar ją reikia dar jo gyvenamojo laikotarpiu toliau kurti, toliau užtenka. Taigi, čia jisai tiesiog tradiciškai ieškojo atsakymą į klausimą, ar logikos mokslas yra išvedamas. Ar logika tiesiog yra išvedama iš pačios žmogaus prigimties, ar logikai priklausantis žinojimas visgi yra įgyjamas patirties keliu. Ir jisai, remdamasis tą scholastinę tradiciją, skyrė 2 logikos rūšis. Tai natūralioji logika ir prigimtinė logika. Atsiprašau, natūralioji arba prigimtinė vienoje pusėje ir teorinė arba dirbtinė. Ir natūralią logiką jis, aišku, apibrėžia kaip tiesiog prigimtinę žmogiškojo mąstymo galią, kaip natūralų mąstymo procesą. Na ir aišku, teorinė logika jau bus tam tikra mokslinė sistema, susidedanti iš deramo mąstymo taisyklių, nukreipiančių būtent tą prigimtinį procesą mąstymo tinkamą linkme. Ir Ortizo tvirtinimu ta natūralioji logika jinai kyla iš pačios žmogiškosios prigimties. 3 mąstymo veiksmai yra pats esmingiausias žmogiškosios būties sugebėjimas. Dėl to, sako Ortizas, ne veltui Aristotelis sakė, kad žmogus yra mąstantis gyvūnas. Ne? Taip sakant, jau savosios prigimties dėka žmogus moka sudarinėti sąvokas, teiginius ir samprotavimus. Toks optimistinis tvirtinimas, ne? Tuo tarpu tinkamai atliekami
Ir būtent dėl tos tiesos pasiekimo užtikrinantis šie intelekto veiksmai nėra žmogui gimtas dalykas ir taisyklingo mąstymo taisyklės nėra jokios a priorinės žmogiško intelekto idėjos. Jos te gali būti atrandamos tam tikros patirties, tam tikro patyrimo dėka. O logika teorinė kaip tik ir formuluoja šias taisyklės ir principus. Jinai išvedama iš tam tikros patirties. O kokia ta žmogiškoji patirtis gali būti apskritai? Tai Ortizas išskiria dvi jos formos, būtent dvi formas – tiesioginis patyrimas, experiencija directa ir refleksyvusis patyrimas, experiencija refleksa. Reflektuotas patyrimas, taip tiksliau, apmąstytas patyrimas. Na, tiesioginė patirtis tai bet kurio tikrovės regiono nepriklausančio pačios žmogiškosios patirties ryčiai pažinimas. Na, ir šis tiesioginis patyrimas apima tiek juslinį, tiek intelektinį pažinimą. Tuo tarpu refleksyvią patirtį turime tada, kai intelektas pats tyria savo paties veiksmus, bei jam subordinuotą juslinį suvokimą. Tad refleksyvus patyrimas yra, ar patirtis, ne kas kita kaip intelektinis žmogaus pažintinių galių pažinimas. Ir būtent iš šios patirties Ortizas kaip tik ir išveda teorinę logiką. Tuo tarpu, pasak jo, visi likę mokslai yra tos tiesioginės patirties rezultatai. Ir pats teorinės logikos ir likusių mokslo atsiradimas aiškinamas gana paprasta schema. Kadangi mąstymas yra esminis žmogiškosios prigimties sugebėjimas, tai žmogus jau nuo pat savosios egzistencijos pradžios ėmė šį sugebėjimą realizuoti. O kadangi, citatos pradžia, intelekto tiesioginiai aktai yra pirmesni už refleksijos aktus, citatos pabaiga, tai mąstymas jau nuo pat savo jo veikimo pradžios tyrė įvairias jam netapačios realybės rūšis ir tuo pačiu kūrė jas reprezentuojančius mokslus. Aišku, refleksyviąją patirtį intelektas įgijo kiek vėliau, kai pamatysime, kai klaidas pastebėjo, netitikimus tiesioginiai patirtį. Tad ir intelekto veikimą reglamentuojantis logikos mokslas atsirado vėliau negu kiti mokslai, kurie tiesiog yra tiesioginės patirties rezultatai. Visgi tai, kas anksčiau buvo pasakyta, tai buvo pasakyta apie savo pradinėje pakopoje esančius mokslus, arba vartojant paties Ortizo terminiją, apie mokslus savo neužbaigtų, netobulų pavidalų. Man lotyniškai skamba taip ištyčiai, scientia in statu imperfecto considerati. Mat dar prieš refleksijos galios realizavimą sukurti mokslai, pasak Ortizo, buvo labai primityvūs. Intelektas tuo metu nežinojo būtinų tiesos pasiekimo sąlygų ir tose moksluose, pirmuosiuose, ką tik užgimusiuose atsirasdavo daug klaidų ir netikslumų, duomenys prieštaravo vienas kitam ir pats intelektas ėmė pastebėti šios trūkumus, aišku, siekė jų atsikratyti, o taip darydamas, jis nukreipė žvilgsnį save patį, bandydamas atrasti principus, įgalinančius taisyklingą jo veiksmų atlikimą, bei užbaigto mokslinio žinojimo pasiekimą. Tai Ortizo teigimu, citatos pradžia, iš šios intelekto atliekamos savųjų veiksmų refleksijos kaip tik ir kyla patirtis, kurios dėka buvo sukurta logika, citatos pabaiga. Būtent dėl šios savirefleksijos intelektas atrado taisyklės bei principus, iš kurių kaip tik ir susideda logika kaip taisyklingo mąstymo teorija. Ortizo tvirtinimu logikos atsiradimas nulėmė viso mokslinio pažinimo pažangą. Logikos mokslas iš karto tapo tuo, kuo jis ir turi būti, bendruoju mokslinio tyrimo įrankiu. Ir logikos formuluojamų būtinų tiesos pasiekimo sąlygų rėmuose mokslai pamažu atsikratė savo vaikystės klaidų bei įgijo aišku tikslų būtiną tobulą ir užbaigtą savųjų objektų pažinimą. Kaip išdidžiai skamba. Na, paties Ortizos teigimu, toliau citatos pradžia, po logikos sukūrimo mokslų autoriai apie šių mokslo objektus pradėjo kurti tobulus ir užbaigtus samprotavimus, kuriuos prieš logikos sukūrimą atlikdavo su klaidomis. Citatos pabaiga. Tad ir tikslus mokslinis pažinimas sekė tik po logikos disciplinos atsiradimą.
Tad, kaip teigia pats Ortizas, čia turbūt tokia kertinė citata, logika buvo sukurta po kitų mokslų tiek, kiek šie mokslai buvo netobuli ir užbaigti. Kita vertus, ji buvo sukurta prieš minėtusius mokslus, tiek, kiek jie vėliau įgijo tobulą bei užbaigtą pavidalą. Na ir aišku, svarstydamas logikos kilmę, Ortizas neapėjo ir logikos mokslo autorystės klausimo. Ir čia akivaizdu, kad kaip scholastinės logikos atstovas, kaip apskritai scholastinės žinios atstovas, jisai sakė, kad logikos autorius ir iš esmės yra Aristotelis. Tiesa, jisai sakė, kad dar iki Aristotelio buvo atrasta nemažai logikos dėsnių, netgi sukurtos atskirų logikos teorijų užuomazgos. Štai jisai sakė, kad Sokratą galima laikyti apibrėžimo teorijos pradininku, Platoną skirstymo teorijos pradininku, Pitagorietį ir Hitą kategorijų teorijos pradininku netgi. Tačiau, pasak Ortizo, Aristotelis buvo tas mąstytojas, kuris jau esamas atskiras loginio diskurso dalis, papildytas, aišku, savąją logistiką ir kitomis koncepcijomis, sujungė į vieningą mokslinę sistemą, pakankamai tobulą. Ir, kaip Ortizas patvirtino, kad ir kaip negalima paneigti, jog dar iki Aristotelio egzistavo tam tikras teorinės logikos naudojimas, bei buvo žinomos kai kurios logikos taisyklės, vis tik būtent Aristotelis turi būti vadinamas pirmuoju tobulos, užbaigtos ir metodiškai išdėstytos logikos kūrėjų bei užrašytojų. Citatos pabaiga. Na, aišku, Ortizas pripažįsta, kad logikos mokslas buvo plėtojamas ir po Aristotelio. Šiek tiek laiko jau buvo praėję nuo Aristotelio mirties, kai jisai pats logiką užsiėmė. Tačiau, sakė jisai, po aristoteliniams logikos plėtotojams, sakykime, Porfirijui, Boecijui, Žilberui Puretaniečiui ir taip toliau, vis dėlto kažkokių nuopelnų didesnių pripažinti nelabai išeina. Nes jo įsitikinimu visa, kas parašyta po Aristotelio, gali būti lengviau ir sunkiau išvedama iš jo veikalų. Tai, kas nors kalba apie redukciją, tai čia visiška dedukcija, viskas dedukuojama iš Aristotelio. Taigi, sakykime, toks gana buvo savikritiškas savo laikotarpio logikos atžvilgiu, nors, kaip žinoma, viduramžių logika buvo pažengusi į priekį palyginus su Aristotelio laikais. Na, bet turbūt, kaip scholastinės logikos atstovo, kai Aristotelis didžiausias autoritetas, pozicija yra akivaizdi. Tai turbūt tiek, matėme, kaip Ortizas traktavo, reiškia, pačios logikos statusas, sakė, kad tai yra ir bendrasis mokslo instrumentas, ir praktinis mokslas. Kalbėdamas apie objektą, sakė, kad tai vis dėlto, reiškia, laikėsi to realizmo, kadangi logikos objektas vis dėlto yra realūs esiniai. Ir logika išvedė iš tos refleksyviosios patirties, kuri jo požiūriu prisidėjo prie mokslų kitų tikslumo padidėjimo. Na, o aišku, logikoje iš esmės matė Aristotelį ir mažai dar ką kitą matė. Kas buvo visai natūralu žiūrint iš jo pozicijų. Tai tiek ir norėjau pasakyti. Ačiū. Norėjau paklausti dėl transakcijos. Man įdomu, ar teko lyginti su Sniglės, nes ten tai kažkam iš tų transakcijos jau traktuojame kitaip. Sakant, transakcijos sakoma ir galim nusipirkti realiai objektus ir negalim. Transakcijos nepaneigia, dabar mąstom, nepaneigia, kad tai gali būti dalykus. Tai sakant, Sniglės įvadė į logiką, tai pabrėžia, kad objektų logikos yra tas transakcijos. Kuo jis man manoma, kad yra suolesistas. Ja, klausimas, antras klausimas būtų,
apie logikos statusą. Ar nėra, tai kad logika tampa vis dėlto tokia svarbiausia disciplina, metafizika, fizika, jos tarsi neįgyja tokio iš jūsų metodos svarbos ir iš rašinių palikimo, nes logika turi dar savo ambicingų logikais ir kadangi logika čia pasakai, kaip bendra pažinimo teorija, kaip mokslinio žinojimo teorija. Tai aš pradėsiu nuo antro. Ne, alaus. Jo, bet iki alaus dar atsakysiu. Tai nuo antro taip tikrai galėčiau paantrinti, kad tiek Ortizui, tiek Smigleckiui, ten turbūt bendra tokia jezuitų pozicija, ypač aišku, einant į Suareso, ankstesnių kai kurių autorių, tai taip, logika, galima sakyti, pats svarbiausias, nes vienas svarbesnių, kadangi toj visoje scholastinėje žinijoje, tame dėstyme, tai buvo pirmoji disciplina, kuri turėjo būti dėstoma metus, bet paprastai užimdavo daugiau, nes kursai tikrai būdavo išsamus, apimantis, kai kurie visus ten loginius traktatus Aristotelio spėdavo išnagrinėti, kai kurie autoriai tik tai pusę spėdavo išnagrinėti, sakydavo, patys pasiskaitysit maždaug ir vėl ant garbės. Ir kadangi tai ne tik pažinių teorija, tai dar ir ta pati metafizika, taigi ir mes abu Smigleckį nagrinėjom, ar ne, ir tas jo, reiškia, paskaitas, ir tos paskaitos kaip prasideda didžiulių skyriumi apie universalijas, kur tai 40 puslapių ir kiek ten toj lenkų išleistoj transkripcijoje yra, ir ten praktiškai jau yra metafizika. Praktiškai logika pateikia jau metafizinį vaizdą, tas Porfirio medis išplėstas, tai yra tas, reiškia, pasaulio medis. Giminė rūšis ir to žemesnėse su savo ten gimininiais skirtumais, rūšiniais skirtumais, tai reiškia savybiniais skirtumais, kur iki šiol dar galima ginčytis kaip tą proprium išversti. Lečkaitės versija savybinis požymis. Kas tas savybinis požymis, tai požymis neatskiriamas nuo objektų, išvedamas iš jo reiškia tos, reiškia, esmės, bet esmei nepriklausantis. Pavyzdžiui, žmogaus savybinis požymis galėjimas juoktis, ne? Kuris iš mąstymo išvedamas, tai nėra esminis požymis, bet jis nuo žmogaus esmės neatskiriamas. Nes juoktis gali tik tai tas, kas reiškia mąsto. Tai galima pajuokaujant sulyginti, kaip, reiškia, buvo apibrėžiamas tos, reiškia, arklys, ar ne? Žmogus mąstanti būtybė, tai arklys žvengianti būtybė. Bet iš mąstymo galėjimas juoktis išvedamas, tai koks santykis tarp galėjimo juoktis ir žvengimo aktualaus. Tai taip, ta logika buvo tikrai svarbi ir daug plačiau suprantama, ir galima sakyti, kad jau metafiziką nagrinėjantiems studentams jau daug kas buvo turbūt užsilikę iš logikos, iš tų reiškia universalijų ir panašiai, jo labiau, kad atskirai nagrinėjami ir 5 Porfirijų žodžiai, ir po to ten tos universalijos, kai kam ten jie buvo vieniems tie proto sukurtesni ir protiniai senėjimai, čia tas vertimas sunku pasakyti ensiracionas. Kai kam realūs, po to tik tai prie tų einama Aristotelio kategorijų, po to prie tų kategorijų, subkategorijų ir taip toliau. Bet to ir grįžtant prie pirmojo klausimo, tų reiškia ensiracionis irgi ten buvo, tų distinkcijų ten. Ensiracionis ten racionata, ensiracionis objektyva ir panašiai. O Smigleckio jezuito toje interpretacijoje tas įdomiausias buvo tas kaip ir objektyvioji būtis, ar ne? Kur klausimas buvo, ar man su profesoriumi Plečkaičiu visą laiką būdavo tokie pasikalbėjimai, tai sako, priskirtų, sako, arba ensiracionis, ar sako, ensrealis. Koks čia objektyvus. O ten dar subtilesnis dalykas, kaip sakant, tai kuris yra tarp tos objektyviosios realiosios būties. Yra objektyvi būtis tarp realiosios būties ir tos mąstymo būties. Ta objektyvioji būtis, tai, sakykime, intelekto objektas. Jo, bet tai nėra nei intelektas, tai nėra nei racionalioji būtis, kaip ir sakydavo Smigleckis, kad universalija, kada jinai egzistuoja. Jinai egzistuoja daiktuose, bet tik tai tiek, kiek daiktai suprasti intelekto. Bendroji prigimtis, jos pagrindas yra realiuose daiktuose, ar ne? Bet vis tiek, kol intelektas nemąsto, daiktų neabstrahuoja tos prigimties, tol jos nėra. Tai va čia teko net kelis kartus ir disertacijoje kelis sakinius taisyti. Profesorius galų gale leido, kad tą sakinį palikti, kokį norėjau, bet po to savo knygoje pacitavo.
Tai jo, tai ta Smigleckio interpretacijoje tas enstracionis yra žymiai subtiliau pristatytas ir ta prasme daug tų aspektų ir tas Suareso tas suarizmas yra žymiai ryškesnis ir tas intencionalumas, sakykime, tas jau tikrai ryškesnis. Sakau, man tai buvo vienas sunkiausių dalykų, kol aš perpratau tą objektum intelektus, tai rašant disertaciją buvo pats sunkiausias dalykas, kaip galite kažkas kalbėti. Nu, tai tas tiesiog mąstymo procesas, galima sakyti. Mąstymas, pažinimas. Kažko. Ne, tai yra žmonės, kurie šiaip mąsto natūraliai, yra žmonės, kurie kuria mokslus pagal Ortizą, kurie mąstė tiesiog natūraliai, naudojasi tą galią, kuri ten užtenka, ten paprastas problemas gyvenimo spręsti. Jo, o mokslininkai atseit pirmieji, kurie ten bandė pažinti pasaulį, atskiras jo sferas, tai jie irgi pradžioje tą natūralią galią naudojosi, bet po to pamatė, kad ten visokių klaidų atsiranda, kad kažkokių spragų ir tai atseit jie pradėjo patį mąstymą tyrti. Prigimtinė logika iš principo defektyvi. Nors žmogus yra iš principo mąstantis gyvūnas, bet jisai dėl to yra klystantis gyvūnas, bet galintis su savęs pažvelgti. Taip. Ne, čia yra grinai logikos kursas, tai ten su empirika, nebent Aristotelio kategorijas aiškinant, su socialinių dalykų nėra, bet ten aiškinant tą vietą, laiką, tai pasakė, čia Vilnius ar dar kas nors. Tai va, ten turbūt yra ten tiesiog tik tokie dalykai, nes, logika tai jau reiškia disciplina, kuri pačioj pradžioj, kuri kaip ir nurodo mąstymo struktūrą, kuri tarsi atitiktų pasaulio struktūrą. Nes dėl to yra tas Porfirijo išplėstas medis, kur ten visos giminės bendriausios rūšys, kad maždaug tai būtų tam tikri rėmai, kad to medžio paunksmėje vyktų mąstymas. O kaip jau po to duoda tokį neaiškų pasaulio matymą jau, bendriausios giminės rūšys, o kaip jau tarp jų reiškia, kaip jas pažinti, per kokias taisyklės duoda logiką, po to reiškia vėliau kursas kitas gamtos filosofijos, po to metafizikos ir, sakykime, dar kas ten žmonių santykius, tai, sakykime, tas toks etikos kursas buvo, bet etika buvo labai plati. Ten buvo ir ekonomika, ir tokia ten aristotelinė namūkis, ar ne, ir politinės filosofijos, bet dažniausiai labai buvo siauras tas etikos kursas ir metafizikos, nes tiek dėmesio buvo skiriama logikai ir tiek dėmesio reiškia gamtos filosofijai, kad galiausiai per 3 metus reikėdavo išdėstyti 3 dalykus. Tai išlikę etikos kursai metafizikos buvo labai dažniausiai trumpi ir jų yra mažiausiai. Ne, prigimtinė tai Dievo. O prigimtinė logika tai pasaulyje tyro, o susidedant Ne, tai jisai sakė, kad prigimtinė logika remiantis mes tikslaus pažinimo tikrovės negausime. Jo. Jam tas svarbu. O prigimtinė logika remiantis mes galų gale ateisime prieštaravimus. Dėl to reikia ieškoti tų dėsnių, visko, kad galėtų prieštaravimų nebūtų. O ir jinai pati teisinga ar neklaidinga, nekalbama, tiesiog jinai neveda į galutinę tiesą. Galutinį tiesai reikia teorinės logikos.
O prigimti teisė truputį kiti dalykai. Čia su prigimti logika. Gal jis čia deda tašką šitoj sesijai, dar kalbėtų už pranešimą. Tai mes dabar tada renkam grįžimą po pietų, ar ne?